Labą dieną, čia Priežės televizija, blogerio Kazimiero Juraičio laikas ir tęsiam šiek tiek nutrūkusią dėl vasaros ir kitokių reikalų pokalbių ciklą, kuris turbūt bus dažnesnis su Anonimusu. Labą dieną, Anonimusai. Sveiki visi. Va. Senai matyti, senai girdėti, senai skaityti. Pirmiausia, paaiškinkit, kodėl mes matom šitos, kas čia varlė, ar kas šitam va fone, kas čia per fonas? Čia yra varliukas Pepe. Pepe. Čia eigoje paskui laidų ciklo, sakykime, eigoje aš paaiškinsiu daugiau, ką jisai reiškia, iš kur jisai kilęs, galbūt kažkas jau ir žino, iš kur čia yra šitas dalykas. Bet šis dalykas yra žymiai simboliškesnis šiuo metu, negu visi šitie anonimusai kartu sudėjus. Tai be to tai yra teigiamų pokyčių ženklas, galite taip įsivaizduoti, netgi Biblijoje, iš Biblijos, kai buvo, reiškia, kad pirmiausia juos užpuolė musės, juos sudorojo, paskui tas musės užpuolė varlės ir sudorojo, tai čia yra būtent tai, ką jis mato. Štai kaip, kokios šaknys. Nu ir turbūt pratęsim nuo mūsų, kur nutrūko, tai yra baigėsi socializmu, man atrodo, ar ne? Taip, kalbėjome apie socializmą ir ta laida buvo tokia nelabai vykusi, galbūt dėl mano tirados iš lapelio, aš daugiau taip pažadu nebedaryti. Man patiko, visai nieko buvo. Man irgi patiko, aš labai daug informacijos perdaviau tokiu būdu, bet tiesiog galbūt klausytojams nėra tiek įdomu tokių monologų iš lapelio, kiek, sakykime, diskusijos. Tai aš labai, kadangi pas mane praktikos tokios labai didelės nėra, kad kalbėti, diskutuoti į eterį ir visą kitą, čia aš tik mokausi, tai norėčiau pereiti, truputėlį mokytis pereiti prie pokalbių tokiam formate, kad galbūt ir aš kažkokį vieną kitą klausimą užduočiau. Taip, tikiuosi labai pagalbos iš Kazimiero ir manau, kad vis tiek turėtų kažkas tai gauti. Gerai, ir paskui turbūt, kai baigsim tą, turbūt ar apie manipulacijas žmonėmis. Tai čia turbūt būtų pagrindinė tema. Šiandienos tema būtų, reiškia, psichologijos sandara, psichikos smegenų sandara ir manipulacija žmonių sąmonė masinė. Tai šitas dalykas yra visų esmių esmė. Tai tūkstančius metų manipuliavo mūsų smegenim ir aš šiandieną pabandysiu paaiškinti, kaip visą tai daroma buvo. Tai ir pradėkim tada. Gerai, tai reiškia, ko čia dabar pradėti, kaip čia dabar, ko čia dabar pradėti. Ten kalbėjom apie socializmą ir ten buvo įdomių labai komentarų tokių. Jo, buvo labai įdomių komentarų, kurie, reiškia, būtent man parodė visų pirma tai, ką aš ir tikėjausi pamatyti. Procentaliai klausytojų, reiškia, kurie suvokia, kas buvo pasakyta ir žino, ką reikia atsakyti ir kaip reikia atsakyti, sakykime, kaip reikia sureaguoti, kaip reikia priimti. Ir kiek yra tokių, kurie net neišgirsta, kas yra sakoma ir yra bandoma išversti arba, sakykime, atakuoti patį pranešėją vietoj žinios jo, sakykime. Trolinti, kitaip sakant, ne? Jo, čia jie įsivaizduoja, kad jie trolina. Man tai visiškai nei šilta, nei šalta nuo to, bet mano eksperimentas visiškai labai pavyko. Tai ir aš labai džiaugiuosi, kad šitas pokalbis buvo. Ir dabar, sakykime, pabandysiu aš paaiškinti, reiškia, kaip taip gaunasi, kad žmonės visą gyvenimą, matydami netgi faktus ir turėdami prieinamą visą informaciją, kas tas socializmas yra, sakykime, jo istorija, iš kur jisai buvo, plus, sakykime, išgirdo iš manęs labai didelę krūvą visokiausių įdomių faktų, vietoj jų patikrinimo iš karto atakuot puolą. Tai kodėlgi būtent šitas dabar vyksta? Tai Kazimierai, tu, kadangi pats jau dirbęs su vaikais, su vaikų auklėjimu labai daug ir tu puikiai turbūt žinai ten, kad sąmonė vaiko formuojasi iki 7 metų. Šitą dalyką turbūt žinai. Pasąmonė, tai atsiprašau, nesąmonė. Pasąmonės nežinau iki kiek, kadangi dar neištirtas sritis, bet žinau, kad kai kurie elgesio kažkokie tai tenai šablonai iki 3 netgi. Ne, iki 7. Iki 7. Jo, iki 7 metų, reiškia, formuojasi žmogaus pasąmonė. 7 metų jinai yra pilnai susiformavusi ir ta pasąmonė paskui visą likusį gyvenimą veikia kaip prizmė. Jeigu žmogus nesugeba atsibūsti ir tos pasąmonės, kaip sakant, pastatyti į vietą ir pasakyti, iš tikrųjų taip nėra, kaip tu čia man meluoji, nes mūsų smegenys mums meluoja ištisai. Čia psichologai visi teigia šitą visam pasaulyje. O kam jom to reikia, tom smegenim? Ta meluoti? Tai yra apsauga. Tai yra psichikos apsauga. Nes aplinkui yra šitiek negatyvo ir šitiek sudėtingų dalykų, kad žmonių, reiškia, pasąmonė, žmonių ta pirmoji smegenų seniausia dalis, tai yra reptiloidinė smegenų dalis mūsų, gyvatės mes turime, tai yra smegenėlės mažosios, reiškia, smegenų kamienas ir ten liaukos visokiausios, ten hipofizės ir visa kita. Tai reiškia,
šita smegenų dalis, jinai yra atsakinga už visą mūsų pasąmonę. Tai jinai nuo pat gimimo, reiškia, kai vaikas gimsta, jinai per pirmus 7 metus jinai turi išmokti valdyti visą tiek organizmo visus procesus, tiek motoriką, tiek pasąmonę, susiformuoja tie filtrai, apsaugos ir visa kita. Tai būtent, kas liečia šitą priėmimą, mano praeitos laidos žodžių ir šitų netgi tų teisingų iš tikrųjų tezių, kur ten buvo labai labai daug, aš ten labai daug pabėriau faktų iš tikrųjų. Tai žmonės reiškia užprogramuotą pasąmonę dar ypač tarybiniais laikais, kai mokyklose nuo pat 5 metukų, sakykime, darželiuose būdavo pradėta skiepyti tarybinę ideologiją, tai buvo ir man kliuvo lygiai tas pats, aš dėl šito taipogi turėjau ir nemažai problemų, ir paauglystėje, ir ankstyvoje jaunystėje, sakykime, tai pats buvau paplyšęs truputuką, nes nesupratau, kaip yra iš tikrųjų, buvo taip užprogramuota, kad daug kas iš to, ką aš kalbėjau praeitą kartą. Tai yra iš tikrųjų bloga programa, tų blogų programų yra labai daug ir, sakykime, kaip yra iš esmės programuojama ta pasąmonė, sakykime, vaikams, netgi tų žmonių, kurie skaito save elitom ir jų kraujo linijos šeimos, sakykime, tos ar ne. Mes šį kartą apie tai daug nekalbėsime, bet iš tikrųjų yra kraujo linijos, kurios tūkstančiais metų, reiškia, tęsiasi paveldėjimo būdų ir panašiai, ten vieni iš kitų metodus periminėje, kaip tą masės kontroliuoti ir taip sėkmingai iki šiol daro. Tai reiškia, šitie žmonės net savo vaikus net kankina, kad šitą pasąmonę perprogramuotų. Arba kiti, sakykime, šito nesuvokdami, paprasti piliečiai, paprasti žmonės, juos kopijuoja ir irgi tos vaikus savo traumuoja tyčia netgi. Jiems atrodo, kad jie daro gerai, o iš tikrųjų jie daro blogai. Tai jūs dar man paaiškinkite tada, jeigu gilinotės į tą. Kodėl štai va kaip... Man labai Gerai, tvarkoj. Kodėl va kai tu pasakai kažką tai visažinišku tonu ir va, kad aš jums paaiškinsiu, kaip ten bus. Absoliuti dauguma žiūrovų iškart negatyviai. Ką čia jis toks protingas, mes patys žinom. Va, kodėl tokia reakcija yra va tada? Irgi programavimo įtakoje ar kas? Jo, čia yra apsauga, čia yra psichikos apsauga, nes dabar įsivaizduok žmogų, yra ten, sakykime, 50 metų ar ne, ir jisai visą gyvenimą tikėjo kažkuom, kas yra visiškas melas ir netiesa. Griūna pasaulis, visas griūna, atrodo jau tada. Modelis. Jo, žmonės labai bijo nepastovumo, žmonės labai bijo pokyčių. Bet mes dabar gyvenam tokiu metu, kai keisis absoliučiai viskas. Aš laidų ciklo eigoj, aš pradėsiu po biškį aiškinti, kas keičiasi, kaip keičiasi, kas vyksta, straipsnius rodysiu, filmukus rodysiu, mes turėsim išmokti šitą dar daryti, nes aš pats to nedaręs ir jūs galbūt šito dar kol kas nedarėte. Tai šaunu išmoksim nieko tokio. Ne, aš manau, kad čia smulkmena. Bet esmė yra tokia, reiškia, kad žmonės jie bijo sužinoti, kad yra visiškai ne toks pasaulis, koks jiems yra nupieštas. Nes žmonėms yra piešiamas visiškai kitoks pasaulis, negu jis yra iš tikrųjų. Melas yra nuo A iki Z iš tikrųjų. Visur. Pradedant nuo mokslo, baigiant medicinos, politikos, ko tik nori. Visur melas. Visur melas. Absoliučiai. Mes gyvenam tikriausiai matricoje. Čia galima pasijuokti, galima rimtai priimti, bet aš išaiškinsiu, jeigu... Buvo tas jausmas, kai tą filmą žiūrėjau, irgi buvo toks jausmas, kad jisai iš tikrųjų taip ir yra, tik tai galbūt biški kita forma šiek tiek. Jo, kita forma, bet iš tikrųjų mūsų augino dėl maisto, iš tikrųjų mūsų išnaudoja mūsų energiją, tiek psichinė, tiek, reiškia, dvasinė energija išnaudoja. Tai čia ir yra maistas, ar ne mėsa šita, bet energija, taip? Kodėl ne mėsa? Mėsa taip pat. Ai, mėsa. Mes pakalbėsim ir apie tai, apie vaikus, apie viską. Čia dabar kas vyksta, apie Epsteino salą, nematei? Ne. Tai pamatysi, sužinosi. Ten tokie dalykai darosi, nuo kurių iš tikrųjų man pačiam tą plaukai šiaušiasi iki šiol, kai pagalvoju apie tai. Nesvarbu, šį kartą ne apie tai, šį kartą mes kalbam apie psichologinės manipulacijas. Tai reiškia, dabar apie programavimą iki 7 metų aš jau paaiškinau, tai tik tiek dar norėjau pridėti, sakykime, paieškoje atrastumėte, kaip, reiškia, prasideda šitas visas genderizmas, ar ne, visas šitas su lytim žaidimai šitie visi. Jie yra nebereikalų irgi daromai ir jie yra pagrindę dabar, pavyzdžiui, vakaruose, tai įsivaizduok, į darželius buvo pradėję įleidinėti, reiškia, transvestitus, kurie skaitė vaikam knygutes ir paskaitas, tolerancijos pamokėlės vadinasi. Ir tai jau yra daroma nuo 4 metų. Nuo 3-4 metų. Amerikai tai buvo daroma, tai Amerikoje dabar transvestitų vaikų yra 5-mečių. Čia tikrai, čia galėčiau, gaila nepasiruošęs, esu krūvą straipsnių, krūvą video, yra pilnas YouTube'as yra video, kas ten darosi. Tai dėl ko tai yra daroma? Dėl to, kad tai yra, reiškia,
manipuliacija sąmonę pakeisti lytį, o pakeitus lytį žmogus iš tikrųjų su pakeista lytimis jau tikrai nėra psichiškai sveikas, jis yra visiškai pasiduodantis manipuliacijom ir už tas manipuliacijas netgi yra pasiruošęs atiduoti savo gyvybę, dažniausiai. O, iki tokio Tai lygio. čia labai rimti dalykai yra, čia yra psichika, psichologija, čia yra psichiatrija, psichologija, labai rimta. Tai reiškia ir lygiai taip pat, pavyzdžiui, yra nebūtinai transai, čia šį kartą mes šitos temos gal irgi per daug nečiupinėkime, bet Nu, religinis fanatizmas irgi panašu kažkur tai. tai religijos, tai išgalvotos irgi yra. Nu, tai panašiai kaip čia tikėjimas yra kažko išskirtinumų, ten irgi išskirtinumų. Karai krūvini viduramžiai, juk dėl religiniai karai. Dabar pažiūrėk, į ką yra daugiausiai taikoma, visą laiką yra vaikus taikoma pirmiausiai. Nes jeigu tu 2-3 kartas sugebėsi nutaikyti sėkmingai vaikus ir juos programuoti taip, kaip priklauso, tai po 2-3 kartų tu jau turi visiškai pavaldžių vergų armiją, kuri tiki tavimi ir nieko kitų, net faktais netiki. Ir būtent va šitie žmonės, kurie yra, reiškia, vaikystėje traumuoti, jiems yra meluota, įsirašė į programą, reiškia, į savo pasąmonę įsirašo tokius dalykus, kurie paskui visą likusį gyvenimą jiems neleidžia priimti pasaulio realiai. Žiūrėk, o tada pas juos yra savoka tiesa, pavyzdžiui? Ne. Iš viso nėra. Jie galvoja, kad tiesa, bet ką pasakei, tą ir valgys. Ne tą, ką tu pasakei, bet tą, ką pasakė arba daug žmonių vienu metu, arba oficialų šaltiniai. Va tai yra jiem tiesa. Tai čia dabar Lietuvos gyvenimas jau priartėjo. Žinok, ne Lietuvos, čia visam pasauliu. Visam pasauliu, bet jau Lietuvoje matosi akivaizdžiai, va irgi kai kurie. Taip. Tiesa yra labai juoda, labai tamsi ir iš tikrųjų, netgi aš galvojau čia, kiek čia leistis giliai, sakykime, į šitą urvą Alisos tos stebuklų šaly, nes tas urvas yra iš tikrųjų bedugnis. Tai galima pradėti, dėl ko noriu pradėti nuo tokių temų, kaip, sakykime, socializmas, kas akivaizdžiai matosi, ir ne, psichologinė manipulacija. Ten prieš tai buvo apie klaidinimą, porą laidų mes buvom visai šaunių. Aš specialiai norėjau pradėti nuo tokių dalykų, kad žmonės, susidarytų tą, kaip sakant, pasaulio vaizdą truputuką, nors kažkokį platesnį ir tą tokį netokį. Kitaip tariant, kad tuos šablonus šiek tiek atidėti ir pravert langelį kitokiom versijom, ar ne? Jo, nes aš jeigu dabar pradėčiau pasakoti tas versijas, kurios realiai vyksta, tai daugelis turbūt pagalvotų, kad aš psichas esu. Nes iš tikrųjų vyksta nerealūs dalykai, absoliučiai nerealūs dalykai. Gerai, tai reiškia apie psichologinį manipulaciją, melavimą vaikams, žalą melavimą vaikams ir programavimą pasąmonės, kurį paskui visą gyvenimą, reiškia, reguliuoja visą priimimą visos informacijos aplamai kaip per apdūmintą stiklą, žinai. Tai aš manau, kad čia jau turbūt aišku, ar ne? Nu taip. Dabar sakyk, Kazimierai, ar tiki į magiją? Aišku, jinai egzistuoja visą laiką. O kaip supranti magiją? Magija. Ten tie reiškiniai, kuriuos, kaip įdiegta samprata. Šiaip pats aš suprantu magiją, tai kasdieną aš naudojuosi lietuvių kalba ir visą laiką, jeigu man nežinomas reiškinys, aš manau, kad kalba tai yra informacijos perdavimo priemonė ir jeigu reiškinys abejotinas arba nežinomas, aš pradedu įvarinėti pažįstamus žodžius, atgal skaityti. Va, tarkim, magija, tai yra atgal paskaičius, yra gamta. Tai reiškia magija pagal sandarą sampratų ir pagal tą informacinę bazę. Tai yra tie, kas prieštarauja gamtos dėsniam. Jeigu pagal šitą informacinę metodiką. Magija. Ir taip ir nebūtinai vien tai. O kokia magija gali būti? Gali būti arba juoda, arba balta magija. Taip, vėlgi šablonai įdėta mum. Bet pagal intuityvius arba ten jau ir šablonus, tai galima sakyti, balta yra magija, yra ta, kuri padeda natūraliem, kur gamtos dėsniam, padeda greičiau kažkaip gražiau skleistis, o juoda ta, kuri naikina viską. Ir tuos natūralius dėsnius. O kas jeigu magija tai yra tiesiog nežinoma technologija? Ar galima daryti tokią prielaidą? Kad nežinoma, tai nesakyčiau. Nežinoma masėms, aš turiu, ne visiems žinoma. Jo, kad čia taip, tai net ne prielaida, aš manau, kad jinai žinoma, nes ją naudoja, tai gal nežino mechanizmo, kaip elektrą. Tarkim, žino, ją puikiausiai naudoja, bet kas ta, pačiupinėk tą elektrą. Pačiupinėk tą elektroną ir už tai dalis dalelių ir bangos biški, bet sunkiai suvokiama protų. Kas čia tas elektra? Pačiupinėk tu tą elektrą. Bet elektra tai yra, kaip sakyti, tai yra
techninis reiškinys. O magija, manyčiau, irgi techninis, tik tai subtilesnio pobūdžio ir ją sunkiau apčiuopti, išmatuoti, o rezultatus tai mes puikiausiai matom. O kaip, pavyzdžiui, tu manai, ar gali būti magija naudojama juodoji, sakykime, proto kontroliai? Tai man atrodo, gali, aišku, be abejo gali. Pradedant magnetiniam bangom, ultra garsais. Ne, aš ne apie tokią kalbu. O apie kokią? Aš kalbu apie psichikos kontrolę. Psichikos kontrolę. Sakykime, dabar taip reiškia, kas liečia magiją, tai visiškai teisingai. Magija egzistuoja, tai yra technologijos, tai yra metodai, žinomi tiem, kurie jos naudoja ir nežinomi plačiosioms masėms. O dabar kaip, pavyzdžiui, veikia juodoji magija, tai kaip žmonės, reiškia, per pasąmonę užprogramuoti, reiškia, kad jie nekeltų galvos, akių į viršų ir klausytų tai, kas jiem yra sakoma ir nedrįstų net pagalvoti, kad gali būti kitaip. Ar gali būti šitoje vietoje, kaip tu manai, magija panaudota? Aš manau, gali ir turbūt yra, nes aš išbandęs daug dalykų technologijų, tarkim, programavimai, tas vadinamas, kaip ten vadinasi, užmiršau, užkrito. Pavyzdžiui, yragi tie žinomi visi dalykai, pradedant žvalgybom, baigiant elementariai psichologiją. Jeigu tu žiūri ten taip, tai ištrauki iš atminties. Jeigu taip, tai meluoji, iš kurio ten, elementarus, lygiai taip pat programavimo dalykai įvykių yra bandęs esu, kaip programuoti įvykius pagal vaizdinius visokius. Ta būtų galima pavadinti magija, jeigu nenaudoja, bet iš tikrųjų technologija yra. Tai va tam... O kas jeigu, reiškia, visi karai, visi teroristiniai aktai, tai yra magijos aktai? Čia vat nežinau tiesiog ką pasakyti, bet tikėtina, kad taip gali būti, nes žmogų galima paveikti. Tai jeigu visi tokie, aš tikiu, kad, pavyzdžiui, vat pats paminėjai tarybinį darželį. Tai aš kaip prisimenu tarybinį darželį, tai man čia buvo panašu į gražų programavimą, nes ten būdavo neapykantos nebuvo kažkokio kurstymo, visur brolystė, draugystė, nesavanaudiškumas, duonos gerbimas, tokiu aš neprisimenu programavimo negražaus. Aš prisimenu, kad 6 metų gavau lupti su rodomąją lasdelę per kuprą už tai, kad nesugebėjau rusiškai dainuoti tarybinio himno kartu su patefonu. Bet tai čia galbūt individualūs bruožai buvo auklėtojos, tokie polinkiai, nes šiaip niekur nebūdavo fizinių bausmių, tokio ar ten smurto nebuvo skatinama. Čia gal nepasisekė su auklėtoju. Mums kliuvo šito sočiai, sakykime. Ir, aš nežinau būti dėkingu ar būti nedėkingu už šitą, bet kliuvo ir aš pamenu, kad tai privedė mane prie tokios velniavos, kad aš ten nesvarbu. Tai žodžiu, tai... Gerai, tai baigiam, kad, pavyzdžiui, visi karai teroristiniai aktai gali būti magija, o gali pagrysti, pavyzdžiui, ten tą kaip nors. Jo, tai tuose šaltiniuose, kuriais aš vadovaujasi dabar, tai, ką aš dabar jums visą kalbu, tai čia aš nesugalvojau pats. Yra šaltiniai, kur šitą informaciją, reiškia, po truputuką atidavinėja žmonėm jau 2,5 metų. Ir atidavinėja kasdien, ir atidavinėja su pavyzdžiais, su paaiškinimais, reiškia, kaip tai veikia, kas už to stovi, ką darė, kodėl darė. Tai pagrindimas yra labai paprastas, reiškia. Nuo senovės žmonės, nuo Egipto, simbolika, atkreipkite dėmesį į simboliką, visos tos piramidės, ten visą matančios akis, ar ne, ten visokie, ten Izidės, ten Oziriai, visokie, ten visa šita velniava. Tai visa šita velniava, jinai yra iš mūsų anatomijos. Jinai atspindi mūsų nervinę sistemą. Piramidės tai yra mūsų nervinės ląstelės piramidės formos, smegenų jos yra. Piramidės formos yra. Reiškia, visos tos akis visą metančios. Čia yra kankorėžinė liauka mūsų. Trečia akis mūsų taip vadinama. Mes ją turim, tai yra mūsų iš reptilijų pačios pirmos mums likusios smegenys, kurios yra atsakingos už hormonų gamybą, už motoriką, už pasąmonės, visą šitą. Mes turim visą gyvatę savy. Nuo smegenų iki stuburo apraizgiusios gyvatės, reiškia, nervinės sistemos visiškai atskiros nuo mūsų nervinės sistemos. O galvojam mes ne su šitą vietą, mes galvojam su, reiškia, emocijas jaučiam su vidutiniam smegenim, o sprendžiam uždavinius ir, reiškia, ir samprotaujam mes jau su neokorteksu, su didžiąja smegenų dalim. Tai dėl ko aš visą šitą dabar pasakoju, reiškia, nuo senovės, nuo Egipto, nuo Babilono laikų
buvo tam tikra, šitos, būtent šitie patys žmonės, kurių kraujo ryšiai tęsiasi iki šiol, tai yra, reiškia, visokie Rothschildai ir panašiai, ten tos giminės, visokie ten Baueriai, jų yra krūva, jų yra keliasdešimt iš šitų šeimų. Jos puikiai žinojo nuo tada jau, reiškia, kaip išgąsdinimo ir teroro būdu per programuoti pasąmonę šitaip, reiškia, prigazdinti ir programuoti, laikyti žmonių, reiškia, smegenį žmonių mąstymą tokiam žemam dažnyje, kad tie žmonės, jie realiai nesuvestų galų. Kompartmentalizacija tai vadinama yra. Tai šitas principas buvo panaudotas daugybę kartų istorijoje, kuriant branduolinį ginklą, pavyzdžiui, kuriant kitus dalykus. Kai žmonėm, reiškia, yra suskaidomas į daugybę gabaliukų kažkoks tai bendras reikalas ir kiekvienam žmogui duodamas yra po atskiras gabalėlis, neduodant jam viso vaizdo, kad jisai nesugebėtų šito dalyko į vieną krūvą. Tai čia yra viso ko pagrindas pas mus. Ir tai, ką mes dabar matome aplinkui pas mus užprogramuotų žmonės, sakykime, tai nuo mokyklos yra pradedama šitas dalykas vystyti. Mūsų mokslas visas yra skirtas ne tam, kad žmonės išsilavinimusiais padaryti, o tam, kad sudaužyti vaikų mąstymą į daugybę mažiukų gabaliukų. Apie tai kalbėjo Petrovas iš Kobo, jisai taip pavadino kaleidoskopiniu mąstymu. Tai labai tiesiai į taikinį pataikė. Kitaip, fragmentinis dar yra mąstymas. Fragmentinis mąstymas, nes ir dauguma žmonių būtent turi tą problemą, kad pas juos mąstymas yra labai stipriai sufragmentizuotas ir jie tiesiog, netgi kai logiškai ryšasi tarpusavį kažkokie fragmentai iš atskirų sričių paimti, tarkim, bet paaiškina vienas kitą ir paaiškina bendrą tą reiškinį. Jie netgi atsisako konkrečiai piktybiškai su pykčiu iš karto, su agresija, sujungti visą tai, nes jiems pasąmonė diktuoja, kad tai yra neįmanoma. Kad taip negali būti, reiškia, kad čia yra visai kitaip, jiems čia visą gyvenimą jiems buvo taip, o dabar kitaip, kaip čia gali būti ir panašiai. Tai būtent šitą dalyką aš norėjau iššaukti tavo klausytojose, reiškia, žiūrovose, savo laidą apie socializmą. Ir man tai pavyko 100%, aš galiu pasakyti. Palauk, bet tai tada jeigu yra reakcija tokia, sakai, pavyko, vadinasi, jinai nėra savitikslė. Nėra savitikslas tas tikslas, kad iššaukti reakciją. Juk kai iššaukia reakciją, matyt, per tą pasipiktinimą galima atverti langelį. Aš taip suprantu per tas. Būtent. Tai žiūrėk, dabar pavyzdžiui, paimkim 9.11, ne? Taip. tą žymų į teroristinį aktą, kurį pasidarė patys ir toj viskas ten bus išslaptinta, kas ten tą padarė. Reiškia, tai buvo netgi ezoteriškai skaičius 11, ten 9 plus 11, ten 11 metų atgal, 11 metų į priekį, ten visokių tokių su 11 daugybė visokių susijusių dalykų buvo. Apie tai mes galėsim padaryti laidą sprogstamą tiesiog su šitą informaciją. Bet aš dabar apie tai nenoriu labai gilintis, bet kas buvo padaryta, reiškia, kad šituo teroristiniu aktų ir šita tokių nesuvokimų bendrai visuomeniai skaičių kombinacija, bet kuri jinai yra įrašyta jau pas žmogų, jau jinai psichikoje jau yra, nes taip veikia smegenys. Jie žmonės pastoviai gauna programos skaičių, simbolių pavydalų, reiškia visokių žinių pavydalų. Tai buvo padaryta viskas taip, reiškia, kad sukeltas toks siaubas, kad reiškia atverti sąmonę, reiškia įtaigai. Tai ir yra būtent šitaip visas šitas programavimas smegenų ir tų psichikos valdymas būtent šitaip ir veikia, kad reiškia yra žmonės baisių dalykų pagalba dažniausiai, visokių žudynių, visokių nesąmonių. Reiškia, yra žmonėms atveriama sąmonė ir paliekama atvira reikiamai įtaigai. Ir tada jiems yra įteigiama, bet kas iš tikrųjų. Gali pradėti ant laužų žmonės deginti kaip seniau, arba gali, pavyzdžiui, pradėti bombarduoti šalis vieną po kitos ir visi didžioji dauguma tai palaikyti ir netgi ne tik pas juos tai buvo. Pasižiūrėkit, kas darosi. Tai būtent, čia tas ir yra visas fišketa vadinama, atsiprašau už tą žodį, kad reiškia teroro ir gąsdinimo pagalba laikomos pasąmonės lygis labai žemama, labai dažnėje, labai blogoje vietoje. Ir tuo metu per atvirą, reiškia, sąmonę, per kritinio barjero, reiškia, išjungimą yra programuojama tas, kas reikia. Tai yra visiškai melas grūdamas, kuriuom tikima ir visa kita. Bet palauk, bet jeigu tada nėra objektyviai atskaitos taško, kur yra tiesa, kur netiesa, žmonės, jeigu gyvena absoliučiam mele, tai jiegi neturi kriterijų,
Ir vienas melas arba kitas melas. O kuo skiriasi ten vienas nuo kito, kuo jis geresnis, kuo blogesnis? Tarkim, gal jie tėvo manipuliatoriai technologinė prasme ir elgėsi teisingai, nes jeigu vis tiek gyvena melė, tai koks skirtumas, kas juos valdys? Nu, davai aš pavaldysiu tada. O kodėl tu turi valdyti? Davai aš pavaldysiu. Nu, techniškai. Visas skirtumas yra, reiškia, link ko yra visa visuomenė vedama. Tai iki šiol buvo vedama į pražūtį. Nu, čia taip, jau irgi. Aš papasakosiu, reiškia, yra tokie, čia viena iš, aišku, yra teorijų, bet, nu, baisiai jau tokia tikroviška kažkodėl ta teorija, kažkodėl tai. Labai daug sutapimų. Reiškia, šitos grupės žmonių, šitos senos šeimos nuo tų laikų, kur aš sakiau, kad savo vaikus traumuoja tyčia, reiškia, kad iš jų išauginti sociopatus ir psichopatus ir visa kita. Tai šitie vaikai sėdi nuo postuose nuo prezidentų iki televizijos diktorių. Masiškai, dešimtis aš jų jau žinau vardais pavardėm, kurie yra būtent iš šitos grupės žmonių. Šitaip, reiškia, šitokiais būdais yra vystomas mąstymas, reiškia, pats principas mąstymo, bendravimo ir pasaulėžiūros kaip bičių korio. Kur, reiškia, bičių kareiviai ir dronai, tie bičių vadinami, ar net ten žvalgai tie vadinami. Jie, reiškia, bet kokią savo gyvybės, netgi kainą, jie gins tą supūvusią sistemą, ką mes dabar ir matom iš tikrųjų. Tai reiškia, ir šitas bičių korio tas principas mąstymo, jisai labai gerai žinomas yra nuo senovės ir jisai yra tyčia palaikomas, reiškia, tam, kad žmonės, jie nesugebėtų kito, kad įsivaizduok dabar, aš dabar tą, ką aš dabar šneku, tai manęs dabar niekas šiuo metu negali užpulti, ten, sakykime, iš ko neveikti ir net ten iškeikti, kad aš čia nesąmonės kalbu, nes mintyse tai padarys daugumą žmonių, kas mane dabar šitą klausys mūsų įrašą. Daugumą padarys. Ja, bet dabar pažiūrėk, dėl bičių. Tai remiantis tą informacinę padavimo sistemą, atpažinimo, kurią aš naudojuosi, kai nežinau ko, bitė ir žinant informaciją Arcimavičiūtės, pavyzdžiui, 37 metais Arcimavičiūtė mokslų daktarė parašė straipsnį dėl egiptologijos. Tai sako, bitė reiškia ir faraono, ir patį valstybę, ir vabzdį. Ir būdavo tariama bitė. Bet bitė pagal pirminius sandarą galima tarti ir būti. Reiškia, būti galima būti tik bite, modeliu tuo pačiu valdomu, apie ką ir šneki. Tai vadinasi, taip. Tai čia yra primesta. Taip. O kas dabar, o kodėl taip galima būti tik bite, kas šitą pasakė dabar? Tai jau, 1000 metų, vadinasi, tas eina. 6000 metų, jo. Tai veikia 6000 metų šitą programą. Bet ši programa, jinai, reiškia, aš nepabaigiau pasakoti. Šitie visi žmonės, ar ne, ypatingai tos grupės, kurios iš tikrųjų tų kraujų klanų, čia aš nekalbu apie mūsų paprastus, reiškia, sakykime, žmogelius, eilinius, kurie ten nuo vaikystės patys traumuoti, savo vaikus traumuoja, patys to nesuvokdami ir gyvena tam toj matricai. Aš kalbu apie tos žmonės, kurie puikiai žino, ką jie daro. Tai kas yra daroma, tai yra laužoma viskas, kas yra natūralu ir gražu. Kova yra prieš Dievą, reiškia tvarinį, prieš pasaulį sukurto Dievo, prieš Dievo taisyklės, prieš gėrį, prieš laimę, prieš viską, kas yra natūralu, gražu ir tvarkinga. Gerai, tada pasakyk, koks galutinis tikslas. Pasakysiu, dar sulyginimą, žinai, tai kaip su kovalda daužo, žinai. Šitaip. Ir aš dėl to labai, žinai, yra kaip sakyti, čia dogma yra. Kelia chaosą, reiškia, ir paskui siūlo sprendimus, kaip iš to chaoso išeiti. Šitaip žmonės užsiprogramuoja, reiškia, ir pradeda ten tarpusavį, ten kovoti, ten aiškintis, kas iš tikrųjų teisinga, kaip čia iš tikrųjų reikėjo padaryti. O iš tikrųjų teisingo varianto, tarp tų visų variantų ne vieno nėra. Nu tai gerai. Aš labai jautriai pradėjau reaguoti tą dalyką, žinai, kai yra neigiama energija, prievarta, reiškia, chaosų ir jėga bandoma kažkas pakeisti. Tai yra būtent bandymas manipuliuoti psichiką. Būtinai, visada. Aš duodu pavyzdį, tokį kitą tada. Mobbingo teorija, kurią aš pastoviai domiuosi. Apskritai psichikos valdymo, bet kokiose situacijose reikalingas atkreipiamasis veiksnys. Paprastai jis eina per skausmą. Tarkim, mobbingo teorija smurto artimoje aplinkoje yra labai gerai ištyrinėta, todėl aš ją remiuosi. Bet jinai labai tinka ir plačiaja prasme. Štai kodėl nenori jos priimti, kadangi iš karto matysis, kas yra nusikaltėliai. Taip. Nes jie puikiai matosi tada. Tai štai, tada žiūrint apie tas ar kuvaldas, ar ten skausmą, arba chaosą, įsivaizduokim klasę, kuriai primesta totaliai smurtas.
Ir vienas arba keli smurtautojai du pastoviai dūsina, tada žmonės užsidaro, modelį tą priima ir sulaužyti jį įmanoma tik tai permušant kažkuo. Na tarkim, štai koks nors drastiškas veiksmus, kelnes numovė. Ir paskui, žinai, visi, pasimetė. Arba surykštę. Tai klausimas tik tai, kad paskui vėl nepasidaryt smurtautojais, bet atkreipiamasis veiksnys būtinas, kitaip jis visą laiką smurtas vis daugiau šakniesi, pasidaro kasdienybė ir be kažkokių drastiškų veiksmų jo neįmanoma permušti. Žinai, aš pasakysiu arba drastiškų veiksmų, arba drastiškų permainų aplinkoje. Taip. Vienas. Arba dar vienas yra dalykas. Tai yra atverimas akių, parodant tikrąjį vaizdą, be prievartos. Jo, bet tu pats pasakėjai, kad žmonės nenori, jeigu išprogramuoti pakankamai stipriai, užsimerkia bus ir nenori. Va dar buvo klausimas, norėjau paklausti ir persimušėm. O gali būti taip, kad jis visi jau supranta, kad yra ne taip. Jau supranta, bet jisai sąmoningai pasirenka gyventi mele, nes jam taip įprastas. Aš per pastaruosius taip metus, aš matau būtent, kad šitas variantas yra pagrindinis, ką tu dabar pasakėjai. Baisu. Tada vadinasi beprasmiškai iš viso kažką bandyti daryti, ar ne? Čia yra vergo psichologija, aš tai vadinu vergo psichologija. Ja. Nu gerai, žiūrėk. Būtent va šito va tokio va požiūrio, būtent va šito požiūrio ir siekia tie žmonės, reiškia, kurie žinojo, ką daro, kad būtent žmonės va šitai patrelktųsi, kad netgi ignoruotų, kad jiems yra faktai, akis paduodami ir netgi, sakykime, ne tai, kad ignoruotų, ne tai, kad atakuotų pačius faktus, ar ne, va kaip čia taip, kaip čia taip iš kur čia, žinai, ne. Jie yra pripratinti, reiškia, užpulti patį tą, kuris atneša šitą žinią. Ai, tai tada gaunasi, kad emociniai centrai jau atbukinami ir jau neveikia, kur natūraliai turėtų veikti. Tarkim, emociniai centrai, man gal atrodo, gamtos yra surėdyti arba Dievo tam, kad automatiškai apsaugotų nuo kažkurių tai veiksmų. Tarkim, muša kitą. Emocinis centras reguliuoja kritinio mąstymo tavo ribą, kuris arba atmeta, arba priima. Tai dabar yra, tu teisingai labai pasakei, kad emociniai centrai yra tyčia atbukinti per filmų su prievarta, per žinias pastovi neigiamą su prievarta. Pažiūrėk, ką per televizijų rodo. Taip. Tai tam, kad atbukinti emocijas, tam, kad žmonės niekom nebesistebėtų ir tam, kad jų, reiškia, galvoj susidarytų vaizdas, bet kad taip ir turi būti. Kad jie kaip kitaip būti negali. Ir tu jam pradėk aiškinti, va čia taip ir taip, čia būtų gerai, va taip padaryti. Tai tu čia nori viską griauti, tu čia nori va taip, žinai, jiems netgi atrodo, kad tie pokyčiai, kurie yra iš tikrųjų būtini tam, kad mes aplamai išliktumėm kaip rūšis tokia, jiems atrodo, kad tie pokyčiai yra blogis. Fantastika, super programa psichinė, nieko nepridursi. Gerai, o tada koks galutinis tikslas? Vat jeigu natūralus tikslas būtų baltasis, gamtiškasis, tiesiog kaip rūšiai klestėti ir tada, klestėti, ir viskas, mažiau viskas, kas trukdo klestėti, daugintis, gyventi taikoje, turbūt krizės ir būtų dėl kažkokios konkurencijos, turėtų būti krizės, rūšyse jos yra irgi. Ta prasme, įmanoma yra santvarka tokia, kur krizės nebūtinos. Žmogus yra negyvuliukas. Žmogus nepuls, reiškia, ten kaip pas gyvulius hierarchija, žinai, ten pirmas ten liūtas paėdė, paskui ten liūtėlis paėdė ir panašiai, ar ten vilkai vilkienė, žinai, nesvarbu. Žmogus yra tam ir yra žmogus homo sapiensas, tam ir turime tą neokorteksą, kad mes sugalvotumėm ir sugebėtumėm nusistatyti savo normas, kurios, reiškia, numatytų mūsų elgesio modelius tam tikromis situacijomis. Ir žinai, esminis dalykas yra toks, tu sakai, koks yra galutinis tikslas. Taip, šitų blogiečių. Hivitai vadinasi, jie vadinasi hivites, kaip hive, kaip avilys, reiškia, kaip korys. Tai jie yra hivitai, jie niekad savęs nevadina hivitais, bet jie vadinasi hivitai, jie nuo seno žinomi jie yra ir visa kita. Jie siekia sunaikinti viską, kas gyva, sugriauti viską, kas yra natūralu gražu, aš kaip ir sakiau. O kam? Kaip dėl mitybos? Čia tas pats kaip bifšteksą suryti viską, ar kaip? Jie yra kilę, save laiko kilusiais iš Kaino. Kainitai jie yra. O Kainas buvo, reiškia, pirmas žudikas. Taip. Ir plus tenais pagal Talmudo senas tradicijas ten atseit buvo moteris, kuri, reiškia, pradėjo savo tolimesnį kūdikį, kurio palikonė jie esą, reiškia, pradėjo su savo sukurtų demonų pagal Talmudą. Vat iš čia pareina visas tas neigiamas dalykas apie žydus, kur, ta prasme, tai žydų absoliučiai neliečia. Tai net ne žydų problema yra.
Bet vat, žmonėms vat, būtent vat, šitas vat, neigiamas yra užmestas ant žydų, kad žmonės juos kaltintų, reiškia, kad per žydus paduodama ir tada nukreipia į žydus. Jo, visas sionizmas, mes apie tai padarysim irgi laidą. Taip. Bet esmė reiškia, kad, iš karto, va, čia žydai, nu, o tie žydai iš tikrųjų patys yra įkaitai šitos situacijos. Nu gerai, bet tada kokia yra logika susinaikinti? Testinumo nėra. Tiesiog iš tikėjimo, nu, aš nesuprantu. Sociopatija, psichopatija. Jeigu tave nuo vaikystės visą laiką gniužtė, traumavo, supranti, kankino, kad tu ten sociopatas užaugtum, tai tu toks ir užaugsi. Ne, tai šitą jau suprantu, bet man neaišku tada, koks tų kūrėjų už sociopatų tikslas. Nu, tarkim, jeigu Dievas minta, viskas yra mitybos grandinė. Jeigu Dievas minta gražiom emocijomis, dauginasi mūsų meilė, ten visa kita, tai jie minta tada atvirkštiniam. Siaubo, teroro, neapykantos. Nu gerai, bet jeigu susinaikinsim... Jie garbina balą, jie garbina Snytoną, jie garbina... Nu gerai, bet aš ką noriu pasakyti. Tai jeigu mes galų gale susinaikinsim, tai jie maistas baigsis. Tai kur tada prasmė šito susinaikinimo? Tai visa prasmė ir yra tame, kad Dievo kūrinys, reiškia, yra blogas ir kad jie laukia netgi savo to, pažiūrėk, va. Vieni laukia, supranti, savo ten pranašo atėjimą, kuris yra, nu, Seitanas tikrai to žodžio prasme, ne? Šėtonas turiu omenyje. Jo, ten žydų kažkokia ten dalis, ten, kur ten religinė, ten laukia savo, ten tų musulmonų, reiškia, ten tie sunitai ten laukia savo, supranti, ten tų visokių nesąmonių yra krūva. Bet esmė yra tame, kad reiškia, kai žmonės yra daromi nuo vaikystės sociopatais ir psichopatais, kurie paskui valdžia šitie visi sociopatai, psichopatai skurenda, tai yra tikslas vienintelis, tai yra sunaikinti Dievo kūrinį. Pažiūrėk, ką jie daro dabar su mūsų genetika, su žmonių genetika. Kodėl jie tai daro? Žinai, kodėl jie tai daro? Jie patys tiki. Tai, ką aš dabar pasakoju, galima su tavim tikėti, galime netikėti. Aš kalbu dalykus, kuriais tik jie. Nes jais vadovaujasi ištisai ir jie būtent užsiima tuom. Tai, nu, čia yra neginčytini dalykai, kuom jie tiki. Tai, nu, mes galim netikėti, galim ginčyti. Čia nesąmonė, žinai, čia vėjai. Taip. Aš irgi galvoju, kad daug kas yra vėjai. Aš ezoteriką tam labai stipriai studijavau, reiškia, tam, kad suvokti, kuomgi jie po velnių tiki, žinai. Kitaip tariant, kad netaptum ezoteriku, bet kad suprasti, ką jie daro ir kodėl daro. Taip, būtent taip. Ir supranti, ir jų tikslas ir yra, reiškia, kova prieš Dievo kūrinį. Tai jie dabar keičia visos žmonijos genetiką per visokias savo nesąmonės, pradedant 5G radiaciją, supranti, baigiant ten skiepais ir visokiais, dabar Kinija ten kūdikius, jau tos embrionus, žinai, su gyvuliais kergia, žinai. Ten jau yra gyvulių ir žmonių hibridą, jau augina laboratorijos. O šiuo metu Kinija jau turi bent kelis faktus, jau žinau. Tai esmė reiškia, kad yra bandoma sugadinti genetiką, nes jie tiki, kad tokiu būdu į žemę nesugrįž Kristus. Galiu patikėti tokią nesąmonę. Jeigu jie tiki, tai vadinasi, yra racijos. Matai, tas tikėjimas, vis tiek aš manau, tikėjimas sukuria kažkokią realybę. Tikėjimas yra toksai, Petersonas, buvo labai šauni laida, jisai papasakoja apie tikėjimo architektūrą. Kaip veikia tikėjimas. Tai žmogus yra tokia būtybė, reiškia, kuri dualumo principas yra gyvitų pagrindinis principas, dualumo principas, reiškia. Arba hermetinė filosofija, jeigu paskaitysi, pamatysi, kad visata turi, reiškia, vienas iš 7 principų visatoje, tai yra dualumo principas. O tai reiškia, kad žmogus kiekvienas mes esame ir geras tuo pačiu metu, ir blogas tuo pačiu metu. Taip. Tai reiškia, tai jeigu tavo širdį, tavo, kaip sakant, tavo sąmonį ir pasąmonį netgi, sakyčiau, nėra Dievo, kuris tave nukreipia gerą linkme, ta prasme, kaip savo kūrinį, kaip klestėjimo, kaip tu sakai, plėtrai, dauginimuose ir visa kita. Tai būtinai šitą vietą užims blogą jėgą ir tada tu patapsi blogą įrankį. Čia pasirinkimo nėra. Arba vienas, arba kitas. Čia nėra dviejų variantų. Kaip pasakyta, vienu metu negalima tarnauti Dievui ir mamonai. Ne. Taip. Ir supranti, ir būtent, reiškia, vienintelis kelias yra, reiškia, iš šitos programos išsiveršti žmonėm, kurie dar toj programoje sėdi. Tai yra būtent įtikėti į Dievą. Tai nebūtinai turi būti Dievas su pavadinimu kažkokiu. Nu taip. Aukštesnėje jėga tada turi omeny, šviesia aukštesnėje jėga. O kas tas šviesus? Tai... Kūrėjas, tas kūrėjas, kuris padarė visus, sakykime, fizikos dėsnius, kuriais mūsų ta matrica dirba, ar ne, visos planetų sistemos, kodėl akmuo yra akmuo. Yra kažkokia, reiškia, sąmonė,
hermetinė filosofija čia prasideda. Yra sąmonė, sakykime, žema, yra sąmonė aukšta. Tai akmenys ten visokie turi žemą sąmonę. Tai yra ta sąmonė, kuri laiko akmens tas molekulės, iš ko akmuo sudarytas, sukibusius į vieną krūvą ir todėl čia yra akmuo. Jo, bet žiūrėk, bet tada gaunasi įdomus. Vat tu dabar įsivaizduokim, kad nuo nulio šnekam, ar ne? Taip. Žmogus neužprogramuotas. Nu ir pasakai tu atitikėt Dievu. Bet krikščionis iškart Dievą mato Kristų, musulmonas iš karto Mahometą, ten ir visur gradacija. Su visais priešiškumo elementais. Vadinasi, mes turim be jokio simbolio tada stengtis. Bet tada gaunasi pagonybė, tada gamtatikystė. Tokia, kur vėlgi šleifai visokie uždėta. Visur, kur tik tai pabandyti garbinti Dievą, pradėti tikėti, iš karto modeliai sukišami, šablonai. Dėl to, kad yra kažkam naudinga, dėl to, kad kažkas už to modelių stovi, parašė tam tikras knygas, tam tikras dogmas įdegė, žmonės toliau pradeda ten netgi ir aukoti, ten, sakykime, tiem dievam, ar ne? Bet tai tu kaip pats puikiai žinai, kad Dievas tai yra, jisai yra galvoj pas mus, pas pačius. Taip, teisingai. Ir netgi, sakykime, jeigu pasiaiškinti, iš ko yra kilęs žodis temple, tai yra iš mūsų smegenų dalies, reiškia, yra toksai drugelio formos, sfenoidinis kaulas mūsų smegenyse, mūsų galvoje, rišantis visas kaukolės detalės, reiškia, vieną krūvą, kuris varinėja cerebralinį skystį, reiškia, po mūsų nervinę visą sistemą, jisai atsakingas už labai daug dalykų. Tai reiškia, būtent šita vieta, kitaip sakant, smilkinys į žydų, reiškia, šitoj visoje kabalistinėje ar ne, visoje literatūroje yra minimas kaip šventikla, kaip temple. Tai reiškia, šitas Dievas, jis iš tikrųjų yra mumise. Netgi kabalistai pripažįsta, kad jisai yra mumise. Aš atradau, šitais perskaičiau, netradau. Čia prieš porą metų buvo amerikonų toksai straipsnis, kurie sako, mokslininkai rado smegenyse vietą, kurioje perkeltinė prasme, galima sakyti, gyvena Dievas. Tai jis negyvena, bet per tą vietą suvokiamas Dievas. Jeigu tu tas duris išoperuoji, reiškia, tau nelieka. Žinai, kur šėtonas yra? Nu? Kankorėžinė liaukoj. Tai išimk kankorėžinę liauką, nelik šėtono? Tai numirsi, nes jinai gamina visus hormonus. Bet esmė, kad reiškia pati šėtono idėja, tai yra gyvatės smegenyse mūsų, reiškia gyvatės dalys smegenų mūsų. Ir būtent kankorėžinė liauka, kur yra suvokiama kaip, jinai labai simboliška. Ten Bovis dainavo apie vienišą žvakę, ten apie tą kankorėžinę liauką. Iš jos, sakykime, traukia adrenochromą, kuris yra narkotikas pagrindinis tiek politikam, tiek Hollywoodo, reiškia. Apie tai mes irgi gal kažkada pakalbėsime. Čia labai rimtas dalykas. Palauk, bet tada vadinasi ta pirmoji legenda apie gyvatę, padavusią ten obolį, tai konkreti informacija, kaip padaryta. Nu gerai, bet tada gaunasi. Žinai, dar iš kur yra šėtonas dar, pavyzdžiui, šitoje visoje teologijai. Tu esi matęs kada nors skerspjūvį obolio? Aišku, taip. Kaip atrodo, matai? Tai aišku, ten yra tokia irgi ta seklydės su seklykėme. Pentagramos formos. Pentagramos, jo. Pentagramos formos yra šita seklydė jo obolio. Čia būtent kodėl obolys, sakykime. Bet esmė yra, kad visa tai yra žmonėms nepatikima. Apie tai daugas turbūt net negirdėjo dabar, ką aš čia pasakoju. Jo, čia aš apie tą obolį irgi pirmą kartą girdžiu. Skerspjūvį. Visa tai, reiškia, visumoje yra sukreipta taip, kad žmonės programuoti melagingą informaciją. Tai per melagingas religijas visokias, supranti, ten niekinančias asmenybės ir niekinančias aplamai tam tikrus suvokimus. Netgi, žinai, katalikų bažnyčia, jeigu paimti dabar katalikų bažnyčią, tai labai tamsus reikalas iš tiesų yra. Nors jeigu tiesiai šviesiai, tai man panašu į satanistinę organizaciją kartais. Tai ir yra satanistinė organizacija, tiesiai šviesiai. Tu nebereikalo to panašu, tai yra, tu tuoj sužinosi apie jos tokių dalykų, kad plaukai pasišiauš. Apie mūsų dabartinį popiežių, pavyzdžiui. Aš padarysiu apie tai pokalbį. O, tarp kitko, jis ruošiasi atvažiuoti, tai labai būtų ir pravartu padaryti tokią laidą. Aš manau, kad jisai gali nebespėti atvažiuoti, nes tuoj, kai viskas ten užsisuks, tai jis ten bus. Aplamai katalikų bažnyčia skaičiuoja savo paskutinius laikus, viskas baigėsi. Čia yra paskutinis popiežius. Nes jie yra labai stipriai lindę į tokius dalykus, į kuriuos aplamai nereikėtų lysti. Nenoriu aš apie tai dabar kalbėti. Aš apie tai, kad reiškia tos religijos visos, ar ne, Kristaus mokymai, kurie yra, tai jie iš esmės yra teisingi. Tai sakykime, taikus protestas, ar ne, ten nedavimas su savim, žinai, ten savęs apgaudinėti, tokie pagrindiniai dalykai, tokie, kurie bendrai suvokiami, tai būtent šitais Kristaus mokymais iš tikrųjų labai reikia vadovauti. Bet aklai tikėti ir, sakykime, skaityti, ką prišnekėjo ale Kristus, ale Biblijoje, kuri vadinasi Evangelija, Biblija,
Tai šito dalyko mažiausiai tikėti reikėtų. Nu, sakykime dabar, o aš, pavyzdžiui, nežinau, kas išvertė lietuvišką Bibliją, gal tu žinai? Vat man dabar kilo toks klausimas. Aš žinojau, kai ją domėjausi, netgi galėdavau pasakyti, kas, bet dabar jau užmiršau, tiesą sakant. Bet buvo ten labai tikslus vertimai, aš kai mokinausi vokiečių kalbą iš Biblijos, nes nebuvo po ranka kitokių leidinių tikslių, ten labai tikslus vertimai. Itin tikslus. Ir jeigu vienas žodelis tenai kažkoks ten atspalvis, tai iškart įkeičia kitų, leidimas kitas, ne iš karto, bet labai preciziškai žiūri. Nors paskui kituose skaičiau komentaruose, kad sąmoningai pakeista buvo vertimuose tam tikra prasme, kad nukreipti į kitą pusę. O jeigu aš dabar pasakyčiau, sakykime, tokią prielaidą, kad, nu čia ne prielaida, čia iš tikrųjų jau yra kaip ir faktas. Anglišką Bibliją išvertė toks karalius Jamesas, King James Bible, teisingai? Taip. Tai šitas karalius Jamesas tai buvo dvariškis tokios Elžbietos I Anglijos karalienės dvariškis, jisai net ne karalium gimė, jisai patapo karalium vien dėl to, kad Elžbieta I nepaliko palikonių, nepaliko po savęs. O jinai nepaliko palikonių po savęs dėl to, kai jinai buvo transvestitas. O. Viduramžiais, reiškia, 1.6 kažkas. Anglijos karaliumi buvo transvestitas. Dabar kodėl? Todėl, kad ezoteriškai reiškia, vėlgi grįžtam prie tų seksualinių dalykų, prie transvestitų ir viso kito. Jisai patapęs ją, karalienę, jisai įsivaizdavo, tai suorganizavo, tarp kito, Marijos kultas, tos pačios Marijos, kurią dabar mūsų katalikų bažnytėlė garbina, tai buvo kultas anksčiau, pakankamai tamsus. Tai jisai įsivaizdavo, kad tai yra nemirtingas, reiškia, nemirtingumą jam suteikia šitas dalykas. Ir su šitais dalykais per šimtmečiais, reiškia, labai įdomus dalykai vystėsi. O taipogi, dar pridursiu, tai netgi supranti, kai Tvanas buvo, taigi buvo pagrindė vien dėl to, kad išvalyti planetą pasaulį nuo šitų lytis pamainiusių žmonių, kurie velniavą užsiminėjo. Man tai apskritai apie Tvaną, kai aš labai gilinausi, tai man labai pirmas iš karto pasidarė nesutapimas, nes ten sakydavo, kad iš Adomo ir Ievos visą kitą, o skyriui 6 eilutė parašyta Biblijoje, kad tuo metu, kai Dievo sūnus pamatė Ispolinai tai nesugebėjau išversti, tų gyventojų dukras, jos pasidarė labai gražios jom, pradėjo daugintis ir taip pavadino ją palistuvystę. Ir Dievas pasipiktino ir padarė Tvaną. Man tada jau galvodavau, jeigu yra žmogus vienas, iš vieno nulipdė, tai kokie dar tenai čiabuviai dar tokie buvo tada, toks ir tų sūnų reiškia daug dievų tada, o ne vienas žmogus, čia man paslaptis lygi šioliai. Čia, žinai, tą programą iš tikrųjų reikėtų nagrinėti, jeigu būtų tam laiko, žinai, gali nuo ryto iki vakaro nagrinėti, pasiėmęs kažkokį vieną raštą, žinai, seną ir iš jo traukti ten labai įdomių visokių, kaip sakant, išvadų. Bet tam nėra laiko, ypatingai su dabartiniu tempu. Tai pasaulio, kas dabar vyksta, tai šitas pokalbis, jisai būtent ir yra, kaip įžanga, kad aš noriu, kad žmonės truputuką susimąstytų toje vietoje, reiškia, kaip gali būti manipuliuojama jų psichika ir kaip jie gali būti akivaizdžiai mulkinami ir suvokti, kad yra mulkinami ir vis tiek priimti tą mulkinį. Palauk, bet man tada praktinis vis tiek klausimas. Na gerai, tarkim, jeigu visi mes žinom, kad žmonės gyvena pagal kažkokį tai nusistovėjusį modelį. Ir štai tada kažkokiais tai būdais, tarkim, mūsų pokalbio metu, jis pagaliau pamato, kad mulkinamas, bet jam tada reikės pasirinkti kitą modelį. O kaip rinktis, nežinant, kad tas geras, kad tas blogas, tai čia amžinos paieškos gali būti. Tada gal už tai žmonės renkasi lyderius, mokytojus pagal intuiciją. Šitas, man patinka, dėl to pasirinksiu jo modelį, tarkim, matymo. Ne pagal intuiciją, o pagal pasąmonės kriterijų. Pagal kritinį, reiškia, barjerą. Jeigu pasąmonė kritinį barjerą, reiškia, turi aukštą, kaip pas mane, jis yra pakankamai aukštas. Mane dabar įtikinti kažkokią naują nesąmonę, neįmanoma būtų. Lengviau nužudyti būtų, negu kad pakeisti mano dabar mąstymą. Bet esmė yra tame, kad, reiškia, žmonės pagal pasąmonę. O pasąmonė, kadangi smegenys mūsų visgi, vėlgi, pakartosiu, reiškia, nuolat išdurinėja, apgaudinėja ištisai kiekvieną dieną. Lengvesnių kelių ieško, lengvesnių sprendimų, kad mums mažiau galvoti reikėtų, kad mums mažiau dirbti reikėtų, kad tokiu principu dirba mūsų pasąmonė. Tai nieko čia nepadarysi. Tai reiškia, jeigu žmogus girdi, sakykime, šaltinį ir jam ta informacija atrodo prieinama ir teigiama jam, ir tai yra bent jau laikinas, bet sprendimas,
tai jisai būtent pasirinks tą laikiną sprendimą, nors jis puikiai suvokia, kad tas sprendimas, o šiandien, žinai, kaip narkotikai, žinai, aš dar vieną dozę susileisiu, žinai. O paskui jau bus matyti, kaip nors. Jo, tai čia vėlgi yra pasąmonė žaidimai, vėlgi šitoje vietoje. Tai va dėl to aš manau, žinau, čia bent jau mano nuomonė, gal aš neteisus, nežinau. Tai tada nori pasakyti, kad sąmoningai beveik renkasi narkotikus informacinius, va tą šlamštą visą, kad tik nereikėtų galvoti. Nu gerai, bet jeigu, tarkim, vis tik tai atsiveria langelis, štai va mūsų laida, kaip jam tada gyventi, kaip jam modelį naują pasirinkti? Jam reiktų tada pradėti kasti, pasimti šiupelę mintyse ir pradėti kasti. Imti informaciją, kokia tik bėra prieinama, visą ją skaityti ir tapatinti tai, kas yra ten pateikiama, sakykime, iš skirtingų kampų vienoje vietoje, iš kito kampo kitoje vietoje, ar ne, prieštarauja netgi vieną kitą informaciją teisingai. Vieni meluoja vienaip, kiti meluoja trečiai, po teisybė dar yra trečiokia. Tai jam reikėtų iš tikrųjų, žmogus privalo jisai tą informaciją paimti ir pačiupinėti visą. Ir iš vienos pusės, ir iš kitos pusės. Ir sutapatinti savo mintyse, reiškia, su tuom, ką mato iš tikrųjų aplink save. Taigi mes akivaizdžiai matome, kas aplinkui vyksta. Kai pradedi mąstyti ir kai pradedi žiūrėti, ką žmonės daro, ką renkasi ir kaip mąsto ir kaip su vaikais elgesi, kaip tie patys vaikai, kokie auga ir visa kita, švietimo kokia sistema yra, kaip mokslas mūsų yra, viską mes puikiai patys viską matom, kaip yra viskas sudergta. Tai tas, kas pradeda paaiškinti, reiškia, kaip čia taip gavosi, kad čia yra šitaip ir ne kitaip, tai yra teisinga. Logika. Loginis mąstymas pirmo vietoj. O loginį mąstymą turi ne visi žmonės. Čia dar viena problema. Taip. Čia ko gero didžiausia problema. Kritinį logišką mąstymą, jo, bet kaip, jisai yra, tai vėlgi pasąmonė, žinai. Kol tavo pasąmonė tau vadovauja pilnai ir jinai tau užrakina, tą loginį mąstymą neleidžia priimti, žinai, kritiškai pamąstyti apie kažką, tol tu jo neturi, bet tave supurtis gerai, žinai, geriausiai kaip per piniginę supurto, čia geriausias pats variantas kaip per piniginę supurto. Tai vat kaip per piniginę supurtis, mūsų Lietuvoje tas pats bus, pamatysi. 21-20 metais, arba kitais arba dar kitais metais čia bus toks cirkas, kad čia, žinok, Na gerai, bet su kuo susijęs? Vis tiek su pasaulinės įvykiais? Pirmoje vietoje su pasauliniais, tai visas šitas kultas, apie kurį aš minėjau, tai jisai paskutinę dieną savo skaičiuoja ir toj pat bus toks pokytis, kad tu pamatysi, kas čia dėsis. Aš apie tai papasakosiu. Nuo kultūros, nuo, reiškia, finansų srities visos, iki religijų, iki politinių santvarkų, aš tau jau pasakau šitą kažkada. Tai visą šitą, žinok, jisai, nuo tada, kai aš tau pasakoju, jau praėjo jau keli mėnesiai. Tai visas šitas ne tik, kad nesustojo, visas šitas dabar dar įsibėgėjo. Ir dabar jau akivaizdžiai įsibėgėjo, be stabdžių, viskas, šakės, nebesustabdys niekas šito dalyko, kas čia dabar bus. Tai vat kai muš per piniginę žmonėm, kai žmonės neteks darbų, pradės santaupos dinginėti bankuose, ale valstybės garantuojamose, supranti. Kai dabar žmonės, sakau, aš pavyzdžiui savo visiems pažįstamą, sakau, hebra, nelaikykit bankuose pinigų. Nes jie sudegs, popieriniai šitą makulatūrą, jinai sudegs. Pirkit, nežinau, metalą, pirkit kažką, turėkit ką, kas būtų vertinga po, sakykime, to, kai pinigų neliks. Žmonės, ne, čia bankai garantuoja valstybė 100 000. Tada pirmas klausimas, 100 000 ko? Fantikų 100 000. Pinigų. Kokių pinigų? Aš atsimenu, kaip rublis per vieną naktį blemba 100 kartų 2 nuliai, supranti, sudegė nuo rublio. Gerai, jau nepastebimai tiesiog man laikas praėjo, aš tikrai buvau pasiilgęs to bendravimo, bet jau, Jo, viskas gerai, užteks. Jo, šiandien užteks, bet susitarėm gal reguliariau daryti tada, kad pripratinti, nes įdomu pakankamai ir svarbiausia reikalinga, net kvailai nuskambėjo, įdomu. Ką reiškia įdomu? Vat jie ten žiūri tos serialus, muilo operas, įdomu, tu paklausk, apie ką kalbėjo. Ir nulis, visai nėra ką pasakot, žinai. Čia taip, o čia man kažkokia prasme matosi. Gerai, ačiū tau labai už šiandieninį pokalbį. Žiūrovam, tik tai myliem žiūrovam, primenu, kad čia jūsų televizija. Jeigu jūs jos neremsit nurodytais visais rekvizituose, sąskaitose, tai jinai paprasčiausia išnyks ir nepamatysite to, ką galite pamatyti tik tai per mus. Ačiū tau, anonimai, ir iki kito karto. Ačiū ir tau. Ačiū visiems už tai, kad klausėte. Iki.